Tai labas rytas, Laurinai, iš karto drąsiai sakau labas rytas, nes, na, kas nežino, susitikom sekmadienį rytą. Gal pati sunkus, neįprasčiausia turbūt dienos toksai laikas. Ir iš karto pradedu labai nuo paprastų dalykų, tai sveikas sugrįžęs į trasą. Labą dieną visi, aš vėl sugrįžau. Tai pasakok ir paskaičiuojam, kiek mes savęs nematėm laiko ringe? Paskutinė kova buvo, aš dabar bijau sumeluot, nes aš turėjau 2020 Liepos mėnesį prof kovą. Ir po tos kovos, dar vieną sakau, man atrodo mėgėjose, Baltijos ar Lietuvos šiandien kažkas tokio, tai grubiai nuo 21 metų, nes jau ten pats buvo gal 20, tai realiai 4-5 metai kažkas tokio. Ir žinau, kad nemažai klausimų ir žiūrovų turbūt buvo, ir turbūt pagrindinis dalykas, kodėl mes čia dabar susitikom, kodėl ta pertrauka buvo įvykusi, kodėl mes... Čia irgi jau N klausimų sulaukęs, kur dingęs, kas atsitiko, šiaip labai sunkus klausimas ir nerandu vis atsakymo, gal perdėgiau, per anksti gal pradėjau, gal buvo viskas atsibodę, keitėsi ir kolektyvas čia visas kažkaip, gal netradau taip savęs vėl pilnai ir tuo metu dar turėjau tokį neblogą darbą, mūsų šeimos buvo verslas, tai ten jau buvau įsisukęs neblogai, viskas gerai ir toks atrodė kažkoks, gal taip pravesti treniruotės, ką man čia kovot, ir yra toks kažkoks tikslas, vadinamas tolkas, tai... Nu tai ir gavosi ta pertrauka, susidėjo visą tokia, tai... Gerai, Laurinai, apie tą visą perdegimą, labai paprastai. Tiems, kas nežino, kodėl mes kalbamės, ir kai aš pasidalinau Instagram'e story, kai buvo paskelbta tavo kova, ir aš pasirašiau, kad bus įdomu, man reikia ir kažkas tokio. Vienas iš mano sekėjų parašė, tai gal, nu, be pykčio sako, bet gal gali papasakot, kodėl čia įdomu ir apie ką čia šitą kovą. Ir aš jam išdėšiau, kad aš turbūt esu matęs dar vaikystėje. Jo, mes pažįstame. Tu prasme, ir kai tu pasakai dabar, paminėjai, kad perdegei ir aš galvoju. Aš gal, kaip pasakyti, gal ne tai, kad perdegiau, aš gal kažko daugiau tikėjausi. Nes ten irgi tas varžybas kiekvieną savaitgalį važinėtų, būdavo mėnesis, kur ten 3 savaitgaliai visą laiką važinėjom, tai ten. Aš kažkaip tikėjausi ir iš tų. Gali būt gal dar kai buvo profite turnyrai pas mane, aš iškart galvojau kažkokio didelio uždarbio, iškart čia mane paėmė, aš galvojau uždirbsiu daug kažkaip vėl, ne, tada ta trauma alkūnės buvo ir aš toks kažkaip, gal biškai pailsim ir žiūriu, kad ta jau pertrauka tokia gavosi. Aišku, nebuvo taip, kad aš visiškai nesportavau, aš sportuodavau. Ateidavau kartais ir į grupę, ir į kitą grupę ateidavau, pajudėdavau. Nebuvo taip, kad aš ten pilvą auginau, aš nesvorį, ten grubiai nepriaugau. Ten tie 7 jau nuo 14 metų laikas. Tai nebuvo, kad aš visiškai nejudėjau, bet... Sakau, gali būti toks dalykas, kad kažko daugiau tikėjausi, negavau to ir kažkoks Bet aš, Laurinai, noriu, kad tu prisimintum tos laikus, nuo kelių tu sportuoji visų pirma. Aš pradėjau karatė nuo 6, bet aš karatė gal kokius, aš nežinau, ar metus, nes buvau, aš ten 10 kų prasivedžiau ir tada Sparta atsirado, ten tėvas susipažino su Šipaila ir sako, davai, varyk geriau iki bokso. Ir aš pradėjau nuo Gektoro salės Fabijoniškėse, čia buvo 9 galas, 20. Nu tai va, grubiai 15 metų. Ir vėliau prasidėjo ta legenda, kad, nežinau, ten vaikų varžybose, paauglių varžybose. Jau Laurinas Ribiškis buvo tas siaubas, su kuriuo... Kur atvarai turnyrai į Estiją, kokią važiuoja, nusiema keletą jau aukštesnę kategoriją, vyresnių kategoriją. Kiek mėgėjose spėjai vaikystėje ten? Esi skaičiavęs, kiek tu kovų turi? Jo, nu tai mes ten skaičiavom, kaip aš jau pasiekiau 100, o 100 pasiekiau jau 14, man atrodo. Ir mes paskui nebeskaičiavom. Nu tai ten būdavo vėl, tos kovos, jo. Kai prisimeni tą laikotarpį, kai siautėjai, nežinau, ir pravardė tau tada, ar ne? Plaktukas. Kaip angliškai būtų plaktukas, kad nors galvoji? The Hammer. Tai gal angliškai geriau skamba nei lietuviškai. Aš kažkada kai mane pristatinėjai ir aš pats nesiverčiau į anglų. Sako, Laurinas, The Hammer. Galvoju, koks Tehanas, ką sakau? Kovos, bet taip, žinai, tipo. Tai va. Ką prisimeni iš tos vaikystės, nes kai tiek kovų, ar ne, man atrodo, kad vaikystės neturėjai. Nes man atrodo, kad tuomet buvai, tas užprogramuotas kovotojas, čempionas, jokių kitų veiklų, tik tai... Ne, kodėl? Ne, būdo pas mane laik savaitgaliais, pavyzdžiui, aš kaip ir kažką mes kalbėjome interviu labai senai. Pas mane iki šiol labai tas krepšinis man patinka. Aš kiekvieną savaitgalį ten arba jeigu nėra varžybų, kažką arba važiuodavau žiūrėti, arba pats žaisti visada. Nuo pat vaikystės jo irgi labai patikdavo. O ką iš vaikystės pamenu, tai labai patikdavo viskas, labai patikdavo važinėti, keliauti ir daug labai pažinčių, tai net iki šiol, pavyzdžiui, kai čia nuvariau auklėtinį vieną vežiau, nuvarau po tiek laiko, visi irgi prisimena iki šiol, tipo, Laurinas, Latvijas, tai visi ten tie.
Tai man tai viskas vaikystėje patiko, manęs tikrai niekas nespausdavo, aš pats savo noriu suvažiuodavau ir gali būti, kad labai tą hypą pagau nesekdavosi gerai, tu nuvažiuoji vėl laimi, nokautas, pavyzdžiui, kai kovojau su Anglu, irgi ir ištrūka, iškojosi galvą, kur laimėjau, po 2 sekundžių ten. Tai tokius nokautus padarai dar kažką, tai kaip tu nevažiuosi, aišku važiuojam, toliau varom, žinai. Tai. Prisimeni visus tos nokautus, prisimeni kažką įspūdingiausia, kaip paauglys reaguoja, kai laimi nokautais? Blemba, va, aš psichologinis momentas. Kažkada tą kovą atsukiniau, kur iškojosi galvą, laimėjau per 3 sekundės prieš Anglą. Jokios reakcijos ten buvo, aš taip laimėjau, rankas taip suspaudžiau ir kampą nuėjau. Šaltų nervų visiškai. Jo, visiškai. Cold blooded. Jo, bet tada sakė, va, Edgaras Jankauskas, ten buvęs treneris mano. Sako, aš jaučiu, kad bus labai gerai, nes prieš kovą matė, kad labai, sako, ramus, nusteikęs, sako, kažkas, sako, bus. Tai tu Edgarą rankas patekai, ar ne? Ne, aš į Edgarą patekau, bet Edgaras kartu vesdavo mums. Nu, taip, jisai prisijungdavo dažnai, aš dažnai nuėdavau, man labai patikdavo. Jisai vesdavo jaunimo tokias treniruotės ir dažnai varžybinį padėdavo. Lapkas palaikydavo, tai aš dažnai pasinaidavau, nes man patikdavo treniruotės. Kokią ateitį tada matei, būdamas paaugliu? Blemba, tai aš kaip ir sakiau, labai tikėjausi, aš jau apie Kiaukiai iš jų sužinau 14, ar 13. Ir aš irgi sakau, mes su tėvu kalbėjom, sakau, blemba, būtų gerai, čia būtų gerai, su kuo būtų gerai. Ir va tos pirmos kovos, kaip ir sakiau, gal kažko daugiau tikėjausi, nežinau, kažkaip taip atsitiko, kad... Iš savęs tikėjausi daugiau? Iš savęs daugiau, aišku, gal kažkiek, nes ir tie, pirmą kovą pamenu su Gustu Dimša, tai labai gerai buvo, viskas ten gražiai sudirbau, man tada šis kiek ten buvo, gal 14-15 profų kovojau. Antro kova buvo su Rusu, tai jau kažkaip jau iš savęs taip, kaip ir sukovojau, bet daug ten nedadirbau ir jau kažkas. Tada trečia, aš nepamenu, man atrodo, su Luku. Jo, tada iš viso ten tragedija buvo, perdegiau, sudegiau, nudegiau visą, žinai. Ir ketvirta su Karosu, tai ten kaip ir neblogai, pirmas raundas, paskui vėl kažkas. Ar ten ta alkūnės trauma, vėl jaučiu mušu, negaliu mušgalų, blemba užknysiu, žinai. Ir po kovos tada savo pasakiau, kad kol tiesiog nesijausiu pilnai atsigavęs, nesutrūkysiu traumų, tai aš čia tikrai nesirodysiu. Ir tada va tas Baltas dar nuvariau, Čiampo irgi pirmą vietą laimėjau, bet paskui tiesiog jau... Korona dar prasidėjo, automatiškai visi ten sportuodavo per telefonus, per Zoomus. Arba pasislėpę. Jo, arba pasislėpę. Tai buvo bairis, mes irgi salėje sportavom, tai policija išvėjo. Jo, kaimynė. Savanorių salėje dar. Jo. Daugiausiai turbūt kalbama apie tavo ir dabar prisimenama, ne, susitikimą su Vytu Karosu. Jo. Kaip pats tai prisimeni, nes... Na, mes dabar, aišku, labai paprastai sveriam, kas dabar Vytas Karosas yra UTMA čempionas, vienas turbūt greičiausiai iššokusio, greičiausiai patobulėjusių kovotojų, beje, dabar tavo bendraklubietis. Taip. Kaip pats tuomet prisimeni tą kovą? Blemba, aš tada tik pamenu, kad kaip ten buvo intervas išėjęs, kad sako, čia mane Laurinas iškvietė į kovą, visą kitą, aš nieko iš vis ten nekviečiau. Aš pamenu, buvo tas turnyras, Andrius sako, kas nori kovoti, pakeliam ranką, kas pakėlė, važiuojam. Ir iškart sudarė fight cardus Kiaukiai. Aš pamačiau, kad su Karosu kovosiu. Nu tai tipo, kaip pasakyti, jisai iš bokso žinau, kad atėjęs, gal bus kojom biškį lengviau, bet nei kiek nenuvertinau, nežinau, kad ten rankos geros, boksininkas 100 kovų, ten, kaip pasakyti, ten, nėra ko komentuoti. Ir kiek pamenu, sakau, kad pirmas raundas buvo, viskas gerai, kaip ir norėjau, kaip ir tikėjaus, o paskui vėl, sakau, tas antram, trečiam toks, vėl kažkas nedamušiau, biškį pramiegu, kažkokios rankos jaučiu, užsipompino sunkios, taip kažkoks. Tada davė mums lygiasias, jo, ten, aišku, ten tas pirmas raundas dar, antras gal ir lygiosios, trečias kaip ir jo, tai gal ten ir buvo galima ekstra duoti, bet jau ten, kaip sakau, kaip davė lygiosios, tai ten yra kaip yra, tai dabar nelabai manau, kad sutiksim, gal kažkada ateityje vėl. Aišku, ten vaikštų šiam 7, tai man šiam 7, tai ne, viskas jau, galima pamiršti. Per tą laiką, kol nebuvai aktyvus kaip sportininkas, daug kas pasikeitė, toje pačioje Lietuvos rinkoje, ne? Taip. Kaip viską stebėjai šalies, ta prasme, kas vyksta? Vat aš labiausiai pradėjau gal stebėti, kai UTMA atsirado. Tie fight cardai pirmi man būdavo įdomus pasižiūrėti. Kadangi aš ten tą Rimkų žinau nuo vaikystės, mes su Dirkščiu ten to nuo vaikystės kartu važinėdom. Nu, tipo, jisai mano metų yra, metais vyresnis, bet jis laiką aukštesnėje kategorijoje svorio. Tai vat būdavo įdomu tos pirmos kovos, o paskui kažkaip po kurio laiko, kuris ten buvo, Kiaukiai, man atrodo, turnyras vėl. Irgi tokių porą neblogų kovų mačiau ir tada toks vėl tokia ugnelė įsijungia, kad blemba, gal ir man, žinai, įsijungti. Bet galvoju, kur aš čia jungsiu, gal vėl prisijungti, kur aš čia jungsiu. Žinai, tada įsikėliau video kriaušę mušu. Ir ten PM žmonių, tie patys visi, tai kada. Sakau, nu kažkada gal pavyks kažkas.
Tai vat ir Juliaus tavo, su Juliumi interviu klausiau. Irgi realiai tas pats dėl pasiūlymo, žinai. Niekam irgi nelabai buvo įdomu, žinai. Ten tą kriaušę mušintų, tai kas tu parašo, tavo followeriai, žinai. Pasižiūri profilį, kas ten apie nieką, žinai. Tai irgi realiai jokio kontrakto. Jautėsi pamirštas ir niekam nereikalingas? Nu, gal pamirštas toks nelabai, nes vis kažkas užklausdavo, prisimindavo, aš ten kažkur tik tokį video mačiau irgi, ten kažkas buvo įsikėlę, va, aš stogi Osvaldo Oskarų čia porą triešų buvau pasidarę, žinai, ir kažkas komentavo ten, su kom tu čia judėjai, žinai, ten, jam 10 replay, tipo, ten Laurinas Rubiškis, ką nežinai, tipo, toks vėl, nu, gal prisimena dar kažkas, žinai, žino, tipo, tai. Bet nebuvo taip, kad visiškai užmirštas, bet gal jo, gal neįdomus kurio momentu, žinai. Nu, tipo, tai tu aktyviai nekovoji, tai kam tas įdomu, žinai. Tai tau kovų nieks 100 metų nematė, žinai. Kriaušę pamuš, nu tai. Palauk, man reikia, yra tavo kovų įrašai, kur... Ne, yra, jo, bet ne, tai faktas yra, jo, bet, žinai, senesni visi, žinai, tai įdomu, kaip dabar, žinai. Aišku, nelabai, kad ten pasikeitė pas mane laiktas arkliukas, žinai, greitis, technika, žinai, stiprus smūgiai, aš nelabai ką ir keičiu. Gal tam biškių tokių nestandartinių daugiau, bet, žinai, būna kovoji ir jų nepanaudoji. Tai žiūrėk, kadangi laikai pasikeitė, jo. Mes dabar nesam tiek kuklus spaudos konferencijose. Jo. Jau galvoju, koksai bus Laurinas Rubiškis dabar, va tas... Konferencijų ir kovoji. Konferencijų, kovoju, po kovos, tai žinau dabar mes mėgstam herojus, veikėjus, personažus. Na, aš konferencijoje esu ten biški pasiruošęs tokių stojkės įdomesnių visą kitą. Nu, įdomiau, išsiskirbiški iš minio, žinai, ne tai, kad atsistoju ten, susitiksim šeštadienį, aš ruošiausi, tikėk savim, žinai. Gal biški įdomiau kažką padarysim, o kovoju, tai jo. Šiaip aš niekada kovoju tokių nestandartinių, kaip sakau, muždavau backfistus tos pagrindė. Kad dabar biški irgi tokio repertuaro turiu kito. Tai gal kažkas gausi, žinai, kovoju panaudoti. Bet aš niekada prieš labai daug negalvoju, nes tada pradėjai galvoti, reikia tą panaudoti, tą padaryti ir galiausiai išeini ir košia makalošia. Sunku buvo sugrįžti tą pasirengimo laikotarpį. Jo, aš pradėjau jo. Dabar lengvesnė liko, bet po tiek metų sugrįžti tą tikrą pasirengimą. Tai va, aš pradėjau grubiai, dar taip jau krosus viską atskiri bėgiot nuo birželio, nu tai va jau ruoštis, kaip pasakyti, nežinau, kad šį sezoną reikia bent vieną kovą tikrai prasives. Nu iki naujų metų, bent vieną tikrai. Ar prof, ar mėgėjai, aišku, prof labiau norėjau, nes mėgėjais pažinai. Iš savęs viską, visus pinigus, na tenai, kažkaip, žinai. Tai pradėjau su grupe nuo rugpjūčio 4. Jo, jau buvo Hebrų susirinkę, ten Raimis, Karosas, Sieras ateidavo, Šalkovskis, nu visi jau, žinai. Tai va rugpjūtis, rugsėjis, spalis, va. Tai visą laiką sportavau, su grupė viskas gerai. Ir savaitgalis atskirai visą laiką dirbu. Ar ten su auklėtiniu, žinai, ten lapkėsiam laiko, ir Simam palaiko, krosai, visą kitą, žinai. Tai, nu, kaip pasakyti, jaučiuosi gerai, viskas gerai. Nebuvo taip, kad, gal tiek to, gal nereikia. Pradžiai pirmoji triešai buvo, kai pompą pagavau. Blin, ką aš vėl, žinai. Bet paskui, sakau, savaitės užteko įsivažiuoti. Pradžiai, žinai, ateini. Žiūri, kad jie greitesni už tave. Sakau, nu toj savaitė dvi. Žiūri, kad jau vienodai viskas įsivienodina. Nu tai, kaip pasakyti, žinai. Mastirstvo neprapioš, kaip sakoma. Kiek tu dabar metų? 23. Tavo manimu pačiam daug ar mažai? Koviniam sportui? Nedaug dar. Manau, nedaug. Iki 30 galima drąsiai dar pasikalt. Jeigu viskas bus gerai. Paskui žiūrėsiu. Tai aš ir galvoju, bent iki 30, žinai. Kokiu pakovot, pažiūrėt, kaip einasi kas. Negaila tų metų, kurie buvo prastavoju? Blemba, jo, biški, jo. Buvau vienu momentu pagalvojęs. Daug praleista labai, nes, žinai, visi ten kovų tiek prasivedė, žinai, turnyrai. Pagalvoju, blemba, tai jeigu tu būtum toliau taip judėjęs, žinai. Būtum gal dar aukščiau kažkur. Čia jau spėlionė, žinai, kas būtų, jeigu būtų, bet iš dalies gal ir gaila. Bet, kaip sakoma, viskas, jau traukinys nuvažiavo. Tai... Nes aš ties pasakius taip, jeigu atvirai, tai negalvau, kad mes pamatysim tavo sugrįžimą. Visiškai. Aš irgi prisipažinsiu labai nuoširdžiai, turbūt buvau pamiršęs, kad toks kovotojas egzistuoja. Nu, labai atvirai sakau. Ne, tai faktas, tai suprantama. Bet... Tai aš sakau, aš pirmai net pats man bijau, tai žinai, kaip ten, ką kiti gali galvoti. Bet kaip ir pasakiau savo, jau kaip sezonas prasidėjo, nuo rugpjūčio, kad sakau, šiais metais bent vieną prof tikrai reikia prasidės kovą. Kad ir kokinai, ir ten, ar Lenkijoje, ar Vileikoje kažkur čia, žinai. Bet kur prie. Ką žinai apie priešininką, ar bus tavo atsakymas? Na tai jau kaip visą laiką, jau ten buvau irgi praeitą savaitę daviau interviu, nu tai jis ten tave išjungs pirmam raunde, mum perdavėm, nu. Nu tai čia visi. Jo, ten visi išjungėjai. Tu irgi gali tą patį pasakyti, užskaitom ir... Jo, ir viskas. Šiaip nelabai ką žinau, kad rekordas 7-2, man atrodo, čia prof. Ką žinau, Norvegas,
kiek žinau, biški 1,77 m. Tai biški žemesnis bus, tai gal keliuką jam gerai skraidys, žinai. Jo galva ta norvegiška. Ir pirmam raundė, ar ne? Viską. Jo, viską. Šiaip nelabai ką žinau, kaip pasakyti, nelabai ką nedomėjausi, šiaip aš niekada nesidomėdavau. Jeigu su lietuviu, nu tai tu žinai, kas per lietuvis, jeigu senietis, tai aš niekada. Pavyzdžiui, kaip ten su tais Baltarusijai kovodavau, Rusijai, žinai, profkovos ten tos, kur turėjom, tai pasako, su kom gerai viskas. Aš niekada neapsikraudavau, nes aš tada, pavyzdžiui, man labai tas veikia, kai pradedi anksčiau žiūrėti, domėtis, tai jau kažkaip tas toks psichologinis, blemba, tai šitą ranką nuleidžia, reikės tą daryti, žinai. Man įdomiau kovoja, žinai, viskas. Prasidėjo kovoja ir tada pas viskas, žinai. Mes dabar sėdim likus mažiau negu savo, nesakykime, tai 5 dienom iki turnyro. Ir man iš to tokia visiška ramybė, tarytum, tas, nu tikrai, cold blooded, toks, tipo, ai, tas bagažas visas, ai, nu čia atvažiuoju, jo, Norvegas, ai, toks, nu, toks, aha, jo, bet norėjau pasės, ir toksai, dabar jautiesi tarsi tam vandenį, kur buvai, ar ne? Ja, šiaip labai gerai. Jeigu atvirai, labai gerai jaučiuos. Nežinau, užtikrintas labai savim. Kaip aš sakau, gal dabar biškai dėl ištvermės pergyvenu, žinai, kad ten būna, žinai, kovoja irgi jauduliukas dar gali plemba tos rankos, žinai. Bet dabar, kaip pasakyti, aš manau, viskas yra ir bus gerai, ir turėtų būti gerai. Kodėl neturėtų, aišku. Pasiruošimas, kaip vis laikas sportavau, kiekvieną dieną. Tai su kuo spartai dabar sunkiausiai buvo judėti? Blemba, šiaip sunku. Nes vis tiek pertrauką turėjai. Jo, tai su Pakutinsko atsistojau čia prieš jį. Su Pakutinsko? Jo, lapkės palaikiau aš jam. 5, dar Andrius sako, 5 minutės. Ir ant kelių. Nu, tipo, žinai, keliukais jisai. Pradžiui vienas keliukas, paskui paėmė už galvos ir 2 keliai. Ai, dėl to Tomas ir sakė, kad lapkį laikytas. Jo, lapkį laikytas, tai mes apadirbam biškį. O šiaip, jeigu tai, labai su Raimiu labai įdomu man stovėti. Lasevičiu. Jisai toks, kaip pasakyti, stipriai tau labai nemuš, bet pamatys to klaidą, jisai baus. Gausi per tą vietą, žinai. Tai su juo labai įdomu techniškai, labai gražiai. Man labai patinka su žmogum stovėti, kai jisai irgi techniškas yra. Tu gali gražų žaidimą su juo padaryti. O jeigu atsistoji, ten... Taip, nu tik tu ten kažką gaudai, žinai, bet nelabai. Man labai patinka, kai techniškas irgi stovi. Jo, tai labai gražiai mums gaunasi viskas. Su NATO labai įdomu pastovėti. Stupakovoje čia irgi su Binetridenu pas mus. Na, aš tada, kai NATO pamačiau pas jūsų salėje, aš sakiau, ar net tu pats prie to prisidėjai, nes vieno iš NATO pralaimėjimo paskutinio man. Tu prašai, kad jam reikėtų keisti, prasme, kažką. Ir mes taip diskutavom ir po to aš pamatau NATO Spartoje. Mes su abiškai kalbėjom, tai tada buvo tas periodas, kada jisai dar bendravo su tuo Osvaldas yra. Osvaldas. Tas Osvaldas. Žodžiu, kai su Osvaldu bendravo, tai jisai čia buvo atėjęs į salę. Ne, Oskaras jisai. Čia Bairis buvo. Ai, aš galvoju, tu norėjai gražiai. Ne, nenori, jisai ten irgi sakė, kad aš irgi ten toks, anoks. Tai. Bet jis pas tai treniravosi. Tai taip, bet paskui jisai išėjo, nes, būkim realistai, žinai, jisai prieš Dirksį su kovo, mes su NATO jį palaikėm, sakom, tu laimėsi, na, aišku, tu giliai širdį žinai, kad ten, nieko ten nebuvo, žinai. Ir baigėsi kovoja, aš jam be neberašiau, žinai. Lauri, tu žinai, kad aš nieko nekirpsiu? Jo, žinau. Ir mes ten, žinai, nelabai jo palaikėm, žinai, dar kažką viskas prasidėjo. Jūs tokie, na, tas toks, tu toks, žinai. Nu, okei, grįžtam prie NATO. Jo, tai va. O apie NATO, tai, gal kažkiek iš dalies ir prisidėjau, nes, sakau, čia buvo vieną kartą atvaręs, tada mes surašėm, sako, davai, savaitgalį būsiu, nori, žinai. Sakau, aišku, pajudam, žinai. Gal kažkas patiko, žinai, gal mato, kad čia, žinai, daugiau galimybių. Plus jisai kažkada jau anksčiau sakė, kad norėtų, tipo, į Vilnių atvaryti, žinai. Svajonė nesipildė jau. O klausyk, per tą laiką, ar ne, kol tavęs nebuvo kaip aktyvaus kovotojo, nebuvo jau persijungęs į tokį grinai trenerį su savo auklėtiniais, tai jau tokia vis tiek trenerio strategija yra kitokia. Ne, tai kaip ir sakau, jo, pravesdavau tą treniruotės, bet tokio, kad grinai su komanda važinėti, nebuvo. Tokio, vad grinai, kad jo pravesti treniruotę ir ten kažkas parašo, varom į Vingį, varom kažkur, tai jo. Man patinka ten, žinai, lapkės palaikyti, pamokinti, žinai, viskas gerai su tom. Nes galvoju, gal ir tokia vadyba buvo persijungę? Ne, tokia nebuvo. Nes palauk, kokios tavo pareigos yra Spartai? Nu, kaip ir direktorius. Galingai skamba. Kas yra? Kas yra direktorių, beje, žinau, kad nesimato, bet ten laša pas jūs per stogą. Kaip nutiko, kad tapai Spartos direktoriumi? Čia kaip keitėm salę.
mes buvomgi tada seniau tam savanoriu. Ir tai buvo periodas, sako, ir aš dar tada irgi pasportuodavau, mes ten kartu, kaip pasakyti, ir salė visi matydavomės. Ir tai buvo periodas, kažkaip sako, Andrius, tipo, man reikia, kaip pasakyti, bendrasavininko, kad kartu, ar kažkaip ten kažkas buvo. Sakom, tu sakau, aš galiu, taip, žinai, sako, tikrai, jo. Pats ranką pakėliau. Ja. Nu, mes, tipo, ne tai, kad pats ranką pakėliau, žinai, kai čia daug gal ko ir negalima, žinai, pasako, žinai, nenoriu labai plėtoti, žinai, tokiam temam, bet kaip pasakyti, nu, kartu sutarėm, kad, jo, ir aš būsiu, tipo. Tai gerai, kokios yra direktoriaus pareigos tavo? Už ką esi atsakingas Spartui? Už pasirašyti dokumentus, pasirašymo dokumentų. Pasirašymo dokumentų daugiau, kaip kokvedys čia nesu, kokvedys kaip ir yra jau, man atrodo. Nu, kartais pavalau kažką, jeigu yra siurblys, ten, nežinai. Pavalai, pasirūpini, kad popieriaus būtų. Ja. Nes mačiau kažkur čia kažkada lakstėjai, kažko trūko. Tai va, šį popieriaus gal. Šį pagrindėjau dažniausiai iš dokumentų pasirašymą. Ir viskas. Supratau, gerai. Nenoriu labai daug užbėgti įvykiams už akių, nes aš žinau, kad iš žiūrovų bus daug klausimų, bet paklausiu labai paprasto dalyko. Kas toliau ir kaip dabar matai tą savo karjeros viziją? Jau pasakai, kad iki 30 pasikalbėti. Jo, galima jo drąsiai. O tai dėl to tai man labai bus svarbu, kaip aš čia pasirodysiu. Nuo to daug kas priklausys. Jeigu ten aš puikiai pasirodysiu, gražus nokautas, graži technika, ten psichologiškai, fiziškai tu ten pasiruošęs, manau, galima toliau važiuoti. Jeigu vėl bus kažkoks ten atbulinis, kažkas vėl ne taip, nu, žinai, visko būna ten, sakau, ar blogai jautiesi, nenusiteikęs vėl tos kovos dieną, tai tada žiūrėsim, ieškosiu. Va, gal pas Julių nueisiu, žinai, pakalbėti kaip tik. Ir sakysiu, va, kas man gali būti Julių. Padėti. Kaip sakant, viskas priklauso nuo to, kaip jausiuosi. Tai labai paprastas dalykas, kaip bus paskutinė kova, kaip jausiuosi ir nuo to daug kas ir priklauso. Gerai, man reikės pati smagiausia ir sudėtingiausia mūsų rubrikos dalis, interviu dalis. Ir mane pradžiugino pirmas žiūrovo klausimas, kokia sriuba skaniausia? Rūgštynių. Bet aš supratau dabar... Čia nuo pavardės jau čia, ne? Taip, aš supratau bairį šitą. Ir kas svarbiausia, aš tik dabar supratau šitą bairį, perskaitęs šį klausimą. Nu tai rūgštynių. Rūgštynių. Burokėlių dar gerai. Gerai. Ja. O rimtai dažnai iš pavardės kada nors esi girdėjęs panašų bairį? Ne, mokykloje nebūdavo tai. Sriuba nieks nesakydavo, vienas buvo pasakęs. Kaip sakant, su patyčiom... Niekam neužkliudo, Su patyčiom problemų pavardė niekam neužkliudo niekada. Okay. Ar pavyksta pragyventi iš kovinio sporto, ar tai tik hobis? Nu, čia kaip žiūrint, kiek treniruočių turėsi. Iš asmeninių, jeigu daugiau turi, tai faktas įmanoma. Jeigu dar grupinių turi, to aš tai turiu pagrindę asmeninės. Tai, nu, įmanoma tikrai. Jeigu biški strauksi diržus, nebus ten kiekvieną savaitgalį restoraniukai visą kitą. Tai manau, įmanoma. Kukliai. Pirmiausia, turbūt turėtume išsiaiškinti, ar tu žinai, kas yra Aronas? Jo, mano auklėtinis. Ai, gerai, tada važiuojam su klausimu. Ar tiki ateityje mano patekimu į Glory? Ačiū už atsakymą. Jo, tikiu ir jeigu dirbs toliau su manim, tik tada tikiu. Jeigu nebesportuos su manim, išeis iš manęs. Viskas. Glory nuplauks kažkur. Bye bye. Jeigu su manim toliau dirbsite. Ne, šį faktas labai, kaip pasakyti, užsispyręs šaunuolis. Kovojau kiek čia per metus laiko, kiek, nežinau, 8-9 kovos prasivedė. Vežu visur, kur įmanoma, kai kiti nevažiuoja, aš sakau, davai varom, vežu, stengiuosi. Nu, tėvas, kaip pasakyti, irgi toks. Mes su tėvu daug kalbėjom, sako, mano svajonė yra, kad mano tipo sūnus būtų ten geras kovotojas, geras žmogus, žinai. Aš sakau, tai tavo sūnus to nori, sako, jo, jis nori, žinai, pakalbėjau su sūnum, viskas gerai, tai stengiuosi jo jį, kaip pasakyti, iškelto, kaip bus. Pats matė, aš irgi 14-13 buvau, paskui va, pertraukėlės ir visą kitą, tai. Bet kaip tik apie pertraukėlės kitas klausimas. Ja. Ar esi pilnai pasiruošęs sugrįžti po ilgos pertraukos? Jo, tai mes irgi apie tai kalbėjom, kad jau nuo rugpjūčio viskas gerai. Kaip susitvarkai su keliamais lūkesčiais, savotišku spaudimu iš šalies? Tai nežinau, iš ko tą spaudimą jauti. Jo, tokio kaip net spaudimo šiaip ir nėra, tik tai palaikymas toks. Kad spaudimas kažkas, tu čia mūsų nenuvilk, mes šį tave dedam. Ar bus statymai, iš tai užstatysiu namą ant tavęs, žinai, tai... Ai, dar negavai, bet dar savaitė. Bet bus statymai. Ja, tai sakau, tai dar tokių nebuvo, kad ten, žinai, namą statysiu, žmoną parduodu, žinai, taip, nenuvilk mūsų, žinai. Beje, turbūt pridėsiu prie šio klausimo, tai ką mes galbūt kalbėjom, kad sulaukiau netgi tokio, kaip ir klausimo, galbūt komentaro, kad įdomu, kaip Laurynas kalbėjo su tėčiu apie savo sugrįžimą. Tu su jį patenkintas, jo. Jisai ir buvo toks, sakom, tai davai, sako, bent retai kovų.
Jis sako, davai, nu. Sakau, davai, nu. Beje, jis nebuvo taip, kad, žinai, ten būtų, nu, ne, ką, kur tu čia, žinai, viskas tavo, žinai, jau. Vėl Laurinai pas tave šeimoje, ar ne? 2 sesės yra dar. 3 sesės. 3 sesės. 3 sesės brolis dar. Visos sportavo, man regis. Ne. Ne visos? Ne. Augustina iš viso, Dominika, kiek paminu, rimčiau, negi ir kovų ten. Taip, tai Dominika aš geriausiai prisimenu. Jo, Augustina, nu, sportavo, bet minimaliai labai jo. Herkus brolis, gal paminė? Taip, paminė. Tai va dabar jau. Tai jisai gal krepšininkas bus? Ne, jisai juokauja, jisai dailininkas, menininkas, dešimtukininkas. Koks ten krepšininkas? Koks ten krepšininkas? Prezidentas. Top G. Okay. Už kovos menų ribų koks tu? Kokias geriausias savo savybės įvardintumai? Už kovos menų ribų. Na, kaip... Nu, taip, už salės, taip, ne, už... Jo. Ko, žinau, aš priklausau draugelį, jaučiu mano, koks aš. Nu, aš toks bandau, tipo, būti kaip ir rimtesnis toks, bet... Nesigauna. Jo, bet nesigauna, nes geros širdies esu, jo. Žinai, kartais gal toks per daug linksmas, per daug susijuokinu, jau žmonės pavargsta nuo bairių. Hebra sako, gal užtenka, jau sako. Ar yra 84 kg geresnis kovotojas už Dirkstį? 84? Jo, nežinau, greičiausiai apsiribokim gal Lietuvą. Jo, tai man tik kulis, jo varžovas, viskas Lietuvoje, aš daugiau nematau, kas ten 84, nėra. Tik Ryčka, manau, galėtų gerai pasilūpti. Bet kažkaip taip niekaip ir neįvyksta. Jo, kažkaip jau, ten tam Raizingė tarėsi, nesusitarė čia tas, nieko kažkaip tilo. Bet aš manau, su Ryčka būtų gera kova. Ryčka biškai kojam paplaktų. Kadangi jūs su Dominiku esat bendramžiai ir pasilenkti kažkur. Tai jis mane užblokavęs buvo, bet paskui blokavo po 2 metų kažkodėl. Galima aš paklausiu, ką tu manai apie jo dabar titulinę laukiančią kovą UTMA su... Aš ką pasakiau, kad 1 raundas laimės. 30 sekundžių maks. Nu ten, nes aš mačiau jo kovo varžovą su Tarzanu, jisai kovojo. Mačiau su to pačiu gruzinu šito, nu tai ten, žinai. Nu, būkime teisingi, jis pats žino, kad jisai visą galvą aukščiau už tą Latvį. Ir kad varžovas tikrai. Gerai, kadangi jau įvažiavom į UTMA reikalus, daug klausimų beje pasikartojančių, kodėl ne UTMA, ok. Nu taip sukrito, aš, kaip pasakyti, ir buvo balandį pasiūlymas, kad kovot UTMai. Aš tada buvo dar mano operacija beje buvo. Buvau po operacijos ir sakau, blem, tai aš nelabai, žinai, spėsiu. Nu, tai ten sekančias, žinai, turnyras. Ir buvo jau rūputį, žinai, pradėjau sportuoti ir šitą kalbą kažkaip ir su Donatu, žinai, susirašėm. Nu, tai ir liko tas kiaukiai, žinai. Gal paskui kažkada. Man dabar viskas ir ką kiaukiai pasiūlė, tai aš, nu, man tenkina, žinai, būtų ten vėl iš serijos tau 5 eurai, žinai, ir viskas, tai žinai. Būtų kažkas 5 pasiūlės, būtumės už 7. Jo, tai būčiau už 7, žinai. Bet, nu, viskas gerai, man pasiūlė, kaip pasakyti. Ten daug, žinai, juokis sako, ką tu gali geriau pasiūlyti, nu. Tai gal kitam blogiau pasiūlė, gal man geriau, gal kažką mato daugiau mane, žinai. Koks lietuvis kovotojas domintų Laurynas Riubiškį kovai? Aš vat ir praeitą savaitę turėjau intervą su Bržinsku. Nežinau, man labai įdomu su Bržinsku būtų. Aišku, jisai šiam 3,5, tai man čia, nežinau, bet man jo stilius patinka, aš nieko prieš jo neturiu, čia nedaug dievė, žinai, aš ten nesakau, kad jis ten kažkoks blogas. Viskas gerai, Arturka nepyk, bet būtų labai įdomu, aš norėčiau. Aš manau, gal tu sugrįži kovą tikrai. Iš karto, kaip pasakė... Ja, nes aš mačiau kovą su Didika, man jau kova labai irgi patiko, ten gerai plakėsi, o Didika, blemą, pažinai, tikrai geras. Jis ir mano ūgio, gal biškai žemesnis, bet irgi. Ir labai, kaip pasakyti, nelabai išnaudoja, žinai, savo tos, nes jis pats lipo ant jo. O kai aukštesnis, tau nereikia ten maks ant jo, žinai, lipti. Tai aš mačiau spragų ir toks, blemą, tą kovą pažiūrėjau, blemą, su Bržinsku būtų įdomu. Iš karto Artūro paminėjai, iš karto klausimas, kuriom pirštinėm? Blemų su mama, tai greičiau labanak būtų kažkuriam, kickboksą gal ilgiau pratrauktume. Bet su mama dar greitesni smūgiai būtų. Nu, pasima kaip tas greitis, žinai, tai gal pagrindiniai greičių. Ok, lauksim, kaip sakant. Jei galėtum gyvenimą pradėti iš naujo, su turima patirtimi, ką darytum kitaip? Nedaryčiau pertraukos tos. Vieno dalyko, ko. Kaip aš sakiau, biškai giliausiai, nedaryčiau pertraukos, sportuočiau, kaip sportavau. Gal biškai dar daugiau investuočiau laiko į save, į sveikatą pačią, žinai, nes ten su nugarą buvo problemų, visą kitą, ten vėliau nueisiu pas masažistą tą vėliau. Labiau savim rūpinčiausi ir šiaip jo, vienintelis dalykas, tai nedaryčiau šitos pertraukos ir galbūt, žinai, kažkas geriau išėjo. Aš irgi manau, kad nereikėjo tos pertraukos, bet, kaip sakant, dabar viskas tavo rankose. Yra, jo, kaip yra. Ar norėsi, kad tavo vaikas taip pat būtų kovotojas?
Čia kaip pasirinks, tikrai neversiu. Kaip nuspręs, taip ir bus. Norės krepšininkų, reikia ten. Svarbiausia, kad užsimtų bent kažkom kovos menai, žinai. Nebūtinai kovos menai, sportų pačiu turime. Bet, žinai, aktyvus gyvenimas. Gerai. Na, mes pradėjome labai linksmų klausimų apie sriubą, pabaigsim turbūt irgi vienu linksmesnių klausimų. Porą kartų mačiau tave gėjų klube, ar kažką reiškia? Nebuvęs. Esu buvęs pliusuose porą kartų ir esu buvęs, kažkada nuvariau, už porą metų antrą kalėdų dieną į Labirą. Antrą kalėdų dieną. Išgeriam alaus, sėdžiu geriu alų, prieina prie mes. Sakau, Laurynas, tipo, sakau, jo, ir aš čia su Hebra sėdžiu. Tai kur tu dingęs, ko tu nieko? Sakau, da, aš su žmonėm sėdžiu, sakau, vėliau pabendraus. Tai bendraujam dabar, tipo, žinai, visi. Ir toliau, tai, žinai, visi kita. Nu ir ten vos, žinai, apsaugos neprašiau, kad, žinai, šviestų pats, sakau, nu, tipo, eigi, žinai, iš čia, žinai. Ir vad nuo to karto kažkaip man tos, va, tokios vietos nepernešu. Man tas naktinis gyvenimas, tie barai, klubai. Bet žiūrėk, vien problemos. Apie va šitos dalykus, ar ne, mes kažkaip pirmoji dalykai galbūt nepakalbėjom. Kai sulaukia Instagrame 100 klausimų, kur pradingęs, yra vienas, ar ne? Taip. Tačiau kai eini gatvė ir tavęs pradeda klausinėti, truputį kitaip, ar ne, iš karto sureaguoji. Jo, biškai jo, suvirpa labiau kažkaip viskas. Suerzina gyvai, ar ne? Ir toks realiai jo ir suerzina, nes tu žinai, kad tu nesportuoji, dabar žinai tą pertrauką, kad, nu, kur tu nori, žinai, kur tu žinai. Atsikabink, žinai, nuo manęs. Tai toks, žinai, labiau. Toks kaip sąžinės priekaištas. Jo, žinai, ten tai parašo, tu gali, žinai, atrašyti, gali neatrašyti, žinai, tipo, nemačiau, žinai, čia kaip gyvai jau paklausiu, tai kur tu kas yra, žinai. Bet sakau, labai va tavo klausiau su Juliu, man labai patiko jūsų podcastas ir interviu, tai labai Julius teisingai pasakė, realiai, kas pasiūlė, žinai. Tai čia realiai tas pats, nu. Jeigu, žinai, gal būtų, žinai, kažkiek būčiau ir aktyvus išlikęs, žinai, gal būtų kažkaip kitaip viskas suvaikščiai, žinai. O kadangi aš vienu momentu iš vis nieko nekeldavau. Ten paskui, žinai, kėliau, kad iš salės, treniruotę, žinai, judam, tada, žinai, biški ir tada daugiau ir buvo tų klausimų, prieš tai iš vis nieko nekeldavau. Keldavau nebent ten nuo jūros ar žinai, ten kokį ledus, kai valgau, žinai. Aš ir galvoju, kad tu ledus valgai. Nu, ja. Gerai, tai ką, Laurynai, ačiū tau. Ja, tau ačiū liko tau. 5 dienos iki kovos, iki sugrįžimo, kurio spėjau. Šiaip pačiam labai įdomu, ne, labai šiaip pačiam iš tikrųjų labai nuoširdžiai. O iš tiesų pas tą jaudulys yra bent jau šioks toks, toks būdavo jisai kada nors? Ne, tai faktas jaudulys, tai aš nesu balto korto, žinai. Ne psichinis kažkoks jau, nu toks pavažiavęs, bet dar ne tiek, žinai. Bet aišku yra, nu čia normalu, žinai, svarbu, kad jisai būtų tas sveikas jauduliukas, žinai, kad nebūtų visiškai sudegtum, žinai. Bet šiaip pačiam, sakau, bus labai įdomu pamatyti, kaip pats judulė. Kaip pats tą ringą jau vėl, žinai, pajust ringą, žinai, visą kitą. Ir nepamiršk, kad čia prof piršinės ir teipai ir jau čia smūgiai biškai kitaip. Ok, kaip sakant, susimatom lapkričio 14. Prinsbet arenoje. Ačiū tau šiandien. Ačiū. Kiek?